Francisco ir Walkeris jie vis dėlto abudu yra labiau taškų rinkėjai negu žaidimo skaitytojai ir būtent jie, tie žaidėjai, prieš kuriuos ir yra taikoma ta step-outo gynyba, paskutiniu metu tiesiog atrodo tragiškai prieš tą step-outą ir ypač prieš labai agresyvų step-outą antrose mačo pusėse. Francisco ir Birutis 2-2, Gabrielis kyla aukštai ir pasižiūrėkite, kiek laisvės yra baudos aikštelėje. Perdavimas čia Laurinui Biručiui ir tai yra triuškinamas dėjimas. Nei Kendrickas Nunnas, nei Cedi Osmanas čia nieko nebepadarytų. Bet Francisco čia perdavimo kažkodėl neatlieka, bando pats permesti Venianą Gabrielį ir yra blokuojamas į 6 eilę. Gabrielis vėl labai agresyviai lipa ant Francisco. Prancūzas jį bando apeiti greičiu, tačiau to visada padaryti nepavyks. Čia reiktų atlikti 2 greitus perdavimus Sirvidžiui į kampą, kadangi pasižiūrėkite, kaip giliai pagalboje yra Kendrickas Nunnas. Neabejoju, kad Sirvidis close-out'e susitvarkytų su Kendricko Nunno gynyba. Tačiau Francisco renkasi žaisti vienas pats, pagalba tuomet jau ateina nuo meto Mitchelo ir vietoje Sirvidžio metimo gauname 10 ar 15% tritaškį.